Dailininkė ir pasakų vaikams rašytoja Sigutė Ach į pasaulį išleido daugybę ne tik suaugusiuosius, bet ir vaikus džiuginančių knygų. Žaisminga kūryba išsiskirianti menininkė daug pasakoja, kuria ir improvizuoja vaikams, o pastarieji šypsosi jos iliustracijų veikėjams. Ko apskritai knygose ieško vaikai? Gal reiktų giliau truputėlį žvilgtelti, iš tiesų vaikas ieško ne knygos, jis ieško dėmesio savo. Žinoma, to negavęs jisai gali knygoje atrasti draugus, panirti, pasislėpti nuo pasaulio, kuriame dar nesijaučia labai jaukus. Ir knyga dažnai gali vaikui tapti pagalba. Kol jisai subręs, kol užaugs, jis gali būti apsuptas knygų. Bet knyga tai yra būdas šnekėtis. O vaikas, kaip ir visada, jis ieško dėmesio. Knyga su juo turi draugauti ir žaisti. Ir išmokyti vaiką žaisti ir draugauti su knyga yra kiekvieno suaugusio pareiga, nesvarbu, ar jisai yra močiutė ir mokytoja ar praeivis. Knyga tai yra tas draugas, kurį vaikui į rankas reikia įdėti kuo anksčiau. Nesvarbu, kad jis nemoka skaityti. Reikia žmogaus, kuris bendrauja su juo knygos skaitimo forma. Piešti miniatiūras, atvirukus, iliustracijas vaikų knygoms ir rašyti tekstus Sigutė Ach pradėjo 1995-aisiais. Kiek vėliau atsirado ir leidykla Nieko rimto. Po savo stogų subūrusi daugybę kuriančiųjų vaikams. Iš kur ta begalinė Sigutės Ach meilė knygai? Kadangi knyga iš tiesų nerodo vaizdų, nėra ekranas, tai savaime įsijungia vaizduotės ekranas, o vaizduotė dažnai, jeigu nors kažkiek ją įjungi, jinai gali parodyti tai, ko negali parodyti joks televizorius, joks ekranas. Ir aš manau, kad tai turbūt vienintelis būdas iš tikrųjų išvystyti savyje galimybę būti laimingu, nes išlavinta vaizduotė, kaip aš sakau dabar kiekvieniems vaikams, kurie pas mane dirba, yra pagrindinis dalykas, kuris mums atsako į du klausimus, į ką veikti ir ką daryti. O man knyga ir poilsis, ir draugas, ir džiaugsmas, nežinau, viskas. Aš su knyga sieju savo gyvenimą tiesiogiai ir be jos neįsivaizduoju savo gyvenimo.